Pirmą treniruotę po pervažiavimo iš Palangos, tai kadangi Mačiulis prisijungė, tai šiandieną pakartojome tos dalykus, kuriuos jau buvom išmokę. Kai ką naujo įvedėm. Ir dabar sekančias 2 dienos mes turim grįžti prie aikštės įvairių gynybos variantų ir to pačiu puolimo variantų, prie įvairių zoninių paspaudimų ir bus ta pirma pradžia kaip ir į pabaigą. Roką Giedraitį atkabinot, ar tikėjot, taip ir norėjot po pirmos stovyklos kažko atsisakyti, ar spontaniškas sprendimas? Tų spontaniškų žaidimų dalykų tai būna, kai, nežinau, su žmonas ar su draugė susipyksti. O čia vis tiek turi kažką apgalvoti, planuoti ir taip toliau. Dabar akivaizdžiai matėsi, kad Rokas netraukė iki rinktinės lygio. Mes su juo gerai, kai pasikalbėjom, aišku, jam sezonas nesisekė, jį blaškė iš vienos komandos į kitą ir varžybinio laiko nedaug turėjo tik pabaigoje. Išsakėm, ko norėtume matyti, aš galiu tik pasikartoti, kad aš matau perspektyvų žaidėją, kuris turėtų daugiau investuoti į save visais atžvilgiais. Mindaugas Kuzminskas išvyko į New Yorką, kada laukiate grįžtančio? Jis grįž šeštadienį arba dieninių reisų iš Frankfurto, jeigu suspėja, arba vakarinių. Dėl Donato Motiejūno dar nieko nežinau. Matot, labai daug skirtingos informacijos ir spaudoje, ir visur, ir iš klubo, ir ne iš klubo. Ir sunku susigaudyti, o trukdyti jo paties, žinote, dabar, kai jam sunkiai sprendžiasi, kol kas mes susilaikom, taip kad lauksim, kaip įsispręs tie dalykai. Kiek laiko reikės į rungtynių ritmą įvesti, sakykime, Joną Mačiulį, kitus vėliau prisijungti? Jisai, matau, pagal tai, kaip jis žaidžia, jisai atrodo kaip ir netostogavęs visiškai, taip kad aš negalvoju, kad ten fizinė prasme jam reikės laiko. Varžybinė prasme, aišku, jisai pas mus vaidina kitokį vaidmenį negu realią ir čia jau reikalinga bus varžybų. O dabar mus laukia labai stiprus varžovas Venesuela. 2 metai iš eilės Pietų Amerikos čempionas. Jeigu už nugaros paliko tokios komandos kaip Brazilija arba Argentina, tai tikrai pajėgi komanda, turinti vietą jau olimpinėse žaidynėse, tai bus pirmas labai toks rimtas išbandymas. Paskui vėlgi kitos varžybos, taip kad aš galvoju, kad to laiko jam įeiti užteks. Valančiūnas ir Sabonis daugiau turėjo laiko pailsėti, kaip jie atrodo, kaip kokia jų forma? Jonas atvažiavo visiškai be jokio viršsvorio, tai jau pliusas, kaip būdavo kitais praeitą metą, taip kad Domantas labai sustiprėjęs fiziškai, galvoju, netgi tiek pridėjęs visame savo raumeninę, kad kažkiek galbūt kenčia kiti dalykai truputį, jis dabar turėtų tą ištaisyti, mes pasikalbėjom apie manevringumą, apie lankstumą. Čia dabar yra jo fizinio parengimo treneris, kuris irgi papildomai nori su juo dirbti tenai kai kuriais aspektais. Kaip gaila, mes labai patenkinti, kad Mindaugas išvyko į NBA, bet gaila, kad vėl kurį laiką neturim visų žaidėjų tam normaliam darbui. O šiaip viskas vyksta pagal planą. Galbūt iš to paties Domanto jau tikisi šiemet didesnį indėlį, ne? Pernai buvo taip pat susigraunant NBA. Taip. Galvojam, kad jis tikrai vaidins didesnį vaidmenį ir duos daugiau naudos komandoje kaip pernai. Ką manote apie Mindaugo galimybės, taip NBA, nes, sakykime, kaip ir Europos čempionate, galbūt vyko pasiūlymus? Jis yra labai talentingas ir dar kartą džiaugiamės, kad jisai tenai ir jam sakėm, kad važiuok ir raginom tiesiog ir galvoju, kad jis turbūt neturės per daug problemų reguliariam sezone, priklausomai kiek komanda toli eis, kaip bus toliau. Biški nuogąstauju, kad jo tas švelnus geras charakteris nesuvaidintų jam blogo vaidmens.